Unboxing LT, prekės iš Lidl ir šiandien ant mūsų stalo varškės sūrelis Pilos. O čia yra, jau turbūt visi žinot, kad tai yra Lidl produktų linija Pilos, taip vadinasi. Viskas, kas iš pieno ir taip toliau. Tai va, varškės sūrelis su lazdynų riešutais, padengtas glaistu, susmulktis lazdynų riešutais, varškės sūrelis. Tuoj pasižiūrėsim, kurgi jisai pas mus yra pagamintas. Aha, 100 gramų, 381 kalorija. Čia yra pas mus kiekgi čia gramų? Net nežinau, kiek gramų. Nu, surasim galbūt informaciją, kiek čia gramų. Taip, čia yra 40 gramų. Nu, pakankamai riebus sūrelis. Iš ko dabar jisai padarytas? Taigi parašyta, kad tai yra glaistytas varškės sūrelis padengtas pieniniu glaistu su smulkintais lazdynų riešutais. 24% riebumo. Sudedamosios dalis tai yra 53,7% yra riebi varškė, paskui yra cukrus, po to yra 13,3% pieninis glaistas, cukrus, augaliniai palmių riebalai, trinta kava, rapsų aliejus, nugriebta pieno milteliai, emulsiklis, rapsų, lisinas, kvapniosios medžiagos, sviestas, 3,86% smulkintų lazdynų riešutų, modifikuotas krakmolas, linijos kvapnioji medžiaga, na ir taip toliau. Ir įsivaizduokit, žinot, kas čia gamina? Ogi gamintojas yra UAB Varėnos pienelis. Varėnai, lietuviškas, tai yra Lidl gaminys, Pilos, lietuviškas sūrelis. Na ką, belieka jį atidaryti ir paragauti, o taip pat ir įvertinti, pasakyti, ar verta mokėti už jį tik 29 euro centus. Palauk, tikrai pasižiūrėsiu, ar tikrai aš sumokėjau 29. Taip, varškės sūrelis su riešutais, kaip matot, 19 euro centų, 19 euro centų, 29, o 19 euro centų. Na štai, sūrelis. Jau man net seilės. Riešutukai matosi. Kvepia labai skaniai, sūreliškai kvepia. Na, paragausime. Nu, žinokit, nerealus skonis. Saldu, skanu. Tikrai sūrelis yra padarytas iš riebaus pieno. Taip, malonumas didžiulis. Jūs turbūt žiūrėt, kaip aš tiesiog kaifuoju. Nerealu. Nerealu. Viską suvalgiau, 3 kąsniai. Skanu, riebu. Nerealu. Oi, tuoj darysiu viską. Labai skanu. Labai. Viskas užteks filmuot. 5 žvaigždės iš 5. Kaina nereali. Skonis nerealus. Riebumas nerealus. Viskas lietuviška. Pagaminta Lietuvoj. Taip, kad nesakykit, kad čia lenkiška. Ne. Lietuvos gaminys. Lietuvoj pagaminta. Lidl užsakymų. Šitą prekę pirkti rekomenduoju 5 žvaigždės iš 5. 100% mano rekomendacija.